Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandieną parodoje apžvelgsime 26 metų naujieną žvejybinę baidarę Beluga. Tai Beluga yra laivas didelis tiem, kas nori daugiau erdvės, kam reikia stabilumo. Jis yra 3,90 cm ilgio, 94 cm pločio, tai beveik metras yra pločio. Tai jo yra pagrindinis tikslas būti stabiliam, kad nebijotumėt plaukti per įvairiausias sąlygas ir jeigu jums reikia vietos, daug daiktų susidėti. Tai priekyje turime, žinoma, integruotą nešimo rankeną, guma laikiklis, turime dėžę susidėti atskirais 2 sektoriais įrangai, turime propelerinę mynimo sistemą, kuri užsidengia su dangteliu, į kurį galima sudėti masalus, gertuvę ir panašiai. Jis, jeigu reikia, nusiema ir ten galite prieiti, jeigu reikia ar nusivalyti žolės ir panašiai, iki pačios mynimo sistemos. Ir po to su gumom jisai užsitvirtina. Turime 3 sekcijas, 3 poras bėgelių, 2 prieki, 1 už nugaros. Jeigu reikėtų susidėti papildom aksesuaram, meškerės laikiklių, telefono laikiklis, echoloto laikiklis, gertuvės laikiklis ir panašiai. Turime išlietas 2 rankenas šonuose, žinoma, ergonominė kėdė, kuri reguliuojasi pirmyn atgal. Turime daug išlietų formų pagrindę visokiem aksesuaram, masalam ir panašiai. Po kairę ranką turim vairo sistemą. Taip pat turime tarp kojų hermetišką liuką, į kurį susidedame daiktus, kurie bijo vandens, telefonas, piniginė ir panašiai. Toliau turime dar 4 laikiklius meškerėms ir graibštams ir panašiai. Vandens išbėgimo angas, gale, per vidurį, priekyje. Pačiam gale turime elastinės juostas susidėti prispausti daiktams, vandens išbėgimo angą, dar 1 sekciją pridėti priedams, 3 integruotas rankenas nešimui ir, žinoma, vairas iš dugno pakabintas. Dugnas yra katamarano tipo, kuris suteikia dar didesnį stabilumą. Taip pat gale yra vieta prieiti prie visų laidų, kabelių, jeigu norėtumėt prasivesti variklio laidus, akumuliatorių ir panašiai. Tiek apie Belugą ir susitiksime kitose video.